išliks visame kame, jūs prasižiosit ir aš papasakosiu Rodrigui, kad jūs tiesiog pakišot Lucianą. O aš veikiau tik apakinta savo motiniškos meilės. Kaip džiaugiuosi, kad dabar žinote, ką aš galiu padaryti. Kai kas nors pastoja man kelią. Klausyk, Rodrigai, man kažko skrandis pakilo prie gerklės. Pažadi, kad nenukrisim? Pažado, Ryčiai, nesistebiu, kad tau baisu, bet mums tikrai nieko bloga nenutiks, pažadu. Baisu? Nesakiau, kad baisu. Kaip pasakytų mano senelis, jaučiuosi šiek tiek sunerimęs. Pamiršau, kad esi labai drąsus. Pasilenk. Pažiūrėk, kokie maži atrodo namukai, o kaip toli matosi visa upė. Tikrai, jie atrodo kaip žaisliniai. Kai užaugsiu, noriu irgi būti lėktuvo kapitonu kaip jis. Žinoma, aišku, Ryčiai. Kai užaugsi, labai stengsies, galėsi tapti lėktuvo pilotu. Ačiū, Rodrigai, kad paskraidinai savo lėktuvu, kai grįšiu, papasakosiu visam kaimui. Manim tikriausiai nei nepatikės. Padarai, ką liepiau Teofilį? Taip, Prokopijau, visiems papasakojau, kad šiuose laidojimo namuose pardavinėja vainikus ir kad velionė greičiau pakliuvo į dangų ir retkarčiais nuneša jiems vainiką. Gal kas ir užkips? Verčiau jau patikėtų, bičiuli, gavom telefonų sąskaitą, o kitos linijos nėra. Jei jie atjungs, liksim tarp dangaus ir žemės pakibę. Beje, dar šis tas, ar girdėjai naujausius gandus apie ką? Atrodo, kunigėlis Serafimas tikrai mirtim vaduojasi, man regis ilgai nebetrauks. Jis labai mums padėtų. Tai išgirsta mus Dievas ir pasiima jį į savo karalystę. Kągi, bičiuli, jau bėgsiu ir toliau skleisiu gandą. O kai baigsi pinti vainikus, išnešk juos prie durų, kad pamatytų praeiviai. Ar norėtumėt ką nors nusipirkt? Palaidinę, sijoną. Netrukus gausim prekių iš Kinijos, aksesuarų, sandalų, papuošalų, kosmetikos. Viskas, ko jums norisi reikia, panelis. Pagalvokite, ką norėtumėt nusipirkti. Ne, mes tikėjom pro šalį. Ir mes esam labai nusiminusios dėl mūsų kunigėlio. Ar žinojai, kad jis vis labiau silpsta? Net nelaikė sekmadienio mišių. Ką darysim, jeigu jis pasimers? Dar galime sukalbėti rožančių, bet vargu ar padės. Būtų gerai susimesti po pinigėlį ir nupirkti jam vainiką, kai prireiks. Na, iš tų, kuriuos pardavinėja laidojimo namuose. Prokopijus pardavinėja vainikus? Vainikus velionėms? Na taip, Kopitas pasirodė esas geras pardavėjas. Man atrodo, jis jūs pralenks Lučitą. Ir kad gyventojai greitims viską pirkti pas Prokopijo, ne pas jūs, pardavinėjančią neva kiniškas prekes, atsiųstas iš Kinijos. Sakykit, o kada važiuosit dviračio? Tikrai, bičiuli, eina. Buvau visai pamiršęs, kad sutarėm anksti ryte užsukti pas poną Trinį. Jei jis išeis pietauti, tada nebus, kas mums pakeičia dviračio ratą. Taip, turim skubėti, nieko, jei trumpam paliksim tave vieną stelitą. Ne, Lorencai, eikit ir nesirūpinkit. Čia pagalbininkų netrūksta. Pyragėliai bus tokie skanučiai. Mama, ačiū. Neužtruk, Lorencai. Neužtruksiu, mama. Krikštamotė? Ponia Pasa, atleiskit. Atsargiai, vaikinai. Būkit atsargus gatvėje. Man jau nusibodo. Bet juk tu padedi man. Nebenoriu, aš noriu išeiti į kiemą pažaisti, kol sugrįš Arečias. Gerai. Eik, dukrelė. Tik niekur toli nenubėk. Gerai, senelė. Na, kad jau likom vienus. Ar galėčiau pasinaudoti jūsų telefonu? Ar galėčiau paskambinti? Na, žinoma, skambink. Labai ačiū. Bičiulė, kai įsitikinusi, kad elgiesi teisingai? Taip, paskambinsiu advokatui Klaudijui Linaresui.